Sveiki, mano Facebook draugai. Kreipiuosi į jų šiandieną pirmą kartą tokiu, kaip sakyt, video būdu. Noriu pakalbėti labai tokia svarbia tema. Nes daugelis to nepažįsta iš mano straipsnio kaip Algirdas Ravičius. Dėl to ir tema susijusi su mano straipsniais, nes gaunu klausimų dažnai apie tai, kaip vyksta dvasinė transformacija, kaip pakeisti savo gyvenimą į norimą geresnę versiją. Taigi noriu pasakyti, kad visas šitas procesas, kai kuris savo naujo gyvenimą geresnė versija yra kova su savo programomis, neigiamomis įpročiais, kuriuos mes susiformavome per visą savo gyvenimą. Ir tai reikia pakeisti. Mūsų veiksmų susiformuoja smegenyse tam tikri neuronų tinklai, susijungia į tinklus ir tada mes jau turime tam tikrus įgūdžius ir elgiamės taip, kaip tinkluose. Tinklai tarpusavy yra sujungti. Taigi, norint šitą mechanizmą pakeisti, tai nėra kažkoks tai gražių straipsnių skaitimas, skraidymas drugeliais ir dar kažkokių tai ten gražių jausmų, vien tik tai jausmas yra gerai. Bet jeigu tai tikslą, pavyzdžiui, kad tavo banke atsirastų 50 000 eurų iš tavo galvos sąskaitos, tai reikia pakovoti už šitokį pasikeitimą, nes mintis yra galinga, jie gali padaryti viską, jie gali kurti, keisti mūsų gyvenimą, materializuoti tai, ką mes norime. Dėl to ir ar tai kova, nors daugelį dvasingas gyvenimas atrodo kaip kažkas tai tokio gražaus, švelnaus, pūkuoto. Tai ne, jau pats aš ne vieną mūšį pralaimėjau šitam kelyje, tai dabar tikiuosi jau žinau, kaip reikia iki galo įdaiti. Dažnai minėjau pokyčių. Mes esam šitam krante, sename savo gyvenime. O perplaukė naują pokyčių upę. Ten laukia mūsų naujas norimas gyvenimas, geresnė versija, mūsų sveikata, pinigai ir laimė. Taigi pas mus sėdi senos programos, seni neuronų tinklai ir mūsų nepaleidžia. Kiekvieną dieną mes kartuojame tą patį per tą patį ir rytojus bus toks kaip po praeitį. Tai labai patogu yra mūsų proto daliai, kuri vadinasi ego. Ir taip pačiam protui, nes jie mus laiko savo valdžioje ir nepaleidžia ego. Ir mūsų protas yra mūsų, sakyti, sielos tarnai, bet iš tikrųjų jie gyvenime yra mūsų vadovai, valdininkai ir valdo mus, todėl kova prieš mūsų ego ir prieš mūsų protą yra tikrai kova. Kad peržengti per ribą skiriančią mus nuo naujo gyvenimo, reikia nemažai pastangų. Pastovių pastangų, disciplinos. Ir tai yra pats sunkiausias darbas mūsų gyvenime. Visi mūsų įpročiai tai ego ir proto valdoma teritorija.
Ir mes galime ją nugalėti ego ir atimti, kovoti savo teritoriją, medituodami ir skirdami meditacijoms laiką, neleisdami senoms mintims užimti mūsų protą. Ir kai mes tą darome, natūralu, kad ego tampa neramus ir puola mus, paveikdamas mūsų sąmonę tingumu, šurmuliavimu, poreikiu pasirūpinti ko nors kitu šiuo konkrečiu metu, bet tik tai ne meditacija. Nors meditacija mums dabar svarbiausias dalykas būtų, nuo jos priklauso mūsų naujas gyvenimas, sveikata ir pinigai. Taigi ego atitraukia mūsų nuo sielos pareigų, primeta visokius reikalus, mažaverčius, nereikalingus. Ego netoleruoja konkurencijos su mumis. Jis nenori užleisti savo pozicijos kaip šeimininko. Nors šeimininkas esame mes, bet mūsų tarnas ego valdo mus. Ir taip, kaip sakyti, sukurta sistema mokykloje mus to išmokė. Nes kitaip neišgyventumėme fizinėje sistemoje. Ego reikalingas tam, kad pereiti gatvę, mokėti vairuoti mašiną, dirbti darbus fiziniam gyvenime. Bet jokių būdų neturi paimti tokį viršų, kad jis būtų mūsų šeimininkas ir bruktų mums mintis, kurios trukdo būti mums laimingiams ir turtingiams, sveikiems. Taigi, kada mes kovojame su ego ir bandome ištrinti senas programas, ir grąžinti savo šeimininko vietą savo gyvenime, ego siekia keršto galimybę. Jis jam naudingos bet kokios priemonės, vaidmainystė, apsimetinėjimas, skundai, verksmas ir ašaros. Ir tiek mūsų, tiek aplinkinių, kad tik tai mus sustabdytų nuo ėjimo į mūsų tikslą. Taigi net ego negaili pagirimo ir tik tuo atveju jau giriamas mainais pats ego. Mus kai giria, mes didžiuojamės tuo ir tada pametame savo kelią į naują rytojų. Ir jeigu ego jaučiasi skriaudžiamas, tai sukelia pyktį jo prieš jūs. Ego turi paslapčių, jisai mus pažįsta taip gerai, net ir geriau už mus, silpnasias mūsų vietas. Ir žino, kur mums reikia pakeisti, pakišti mintį, pastumti, kur paslėpia tai, kas jam skauda, todėl nieko nepamiršta, nes viską, kas kažkada jam sukėlė nepatogumų, jis priverčia mus prisiminti ir daryti tai, kaip jam reikia, o ne tai, kaip mums svarbu. Todėl dažnai sakau, kad kelias į tavo gyvenimo geresnę versiją yra kova prieš ego. Ir kad peržengti per ribą, skiriančią nuo mūsų naujo gyvenimo, reikia tikrai pastangų. Nes iki šiol mes esam pasinėrę daugelį metų tos iliuzijas. Dabar norime greitai išlaisvinti save iš tų pančių, taip nebūna. Iliuziniai elementai patenka į mūsų kūnus, tapdami jų dalimi, todėl išsivadavimas negali būti labai greitas. Reikia turėti kantrybės. Taigi, kas trukdo mums veikti ir taikyti tai, kas jau mums žinoma iš straipsnio. Tai trukdo ne tik tingumas ir inercija, bet ir nenoras keisti savo įprastą pažįstamą ir tuos visus veiksmus
Ir mes sakome, padarysime tai vėliau, pirmadienį arba nuo naujų metų. Tačiau jeigu mes nevykdome savo gyvenimo misijos ir tikslų, kurios numatytos mūsų gimimo metu, siela pati įsilaisvins ir taip sunaikins mūsų neįgiamų pasąmonių programų neuronų audinį. Patikėkite, tai bus labiau skausmingas procesas, negu tai padarytume mes patys savo pastangomis sąmoningai. Viskas, ko iš mūsų reikia, tai yra kasdien dirbti pagal tam tikrą metodiką, palaipsniui keičiant save, keičiant savo gyvenimą. Tai užima mažiausiai apie 2 mėnesius pastangų, bet po 2 mėnesių mūsų gyvenimas pasikeičia. Mes galime pakeisti mintimis tokiu, kokiu norime. Išsivaduoti nuo lygų, nuo skolų, nuo problemų. Dėl to verta 2 mėnesius pakentėti, bet tai nėra taip paprasta. Labai mažai, apie 60-80% žmonių nuėjo tam tikrą kelią, grįžta atgal, nes galvoja, na, aš toks geras, toks teisingas, šitai dirbau, bet niekas nepasikeitė ir meta, nors jam liko jam kažkur tai iki tikslo gal tik 10% kelio. Vanduo užverda, kai yra 100 laipsnių, o jis užvirino iki 95 ir dar nieko negavęs, nes nemoka pamatuoti, kur yra ir kiek dar liko. Grįžta atgal į seną gyvenimą nusivylęs, nes niekad tai nebetiki tuo, kad gali pasikeisti. Dėl to, kai siela pati bandys įsilaisvins ir taip sunaikins mūsų senas neigiamas pasąmonės programas, mūsų senas neuronų audinius, šitas skausmingas procesas atneš mums ligas, vagystes, avarijas. Jūs ir toliau galvojate tik apie save, apie ramybę, bet ego reikalauja būti paliktas toje būsenoje, nes jau čia grėsmė savo egzistencijai. Todėl, kol siela pati pradės vaduotis iš ego pančių, privers jūs vis tiek skausmingai keistis ir tas skausmas bus žymiai didesnis per sunkiausias ligas. O jūsų savarankiškai transformacijai gali užtekti tik tai kelių mėnesių. Kai siela pradės skausmingą jūsų gyvenimo kapitalinį remontą, tada jau nežinai, kiek tai truks ir ar užteks jėgų tą remontą jums užbaigti. Patikėkite, žinau ne vieną atvejį. Todėl pirmieji jūsų žingsniai artėjant prie savo sielos uždavinių prasidės nuo privalomų taisyklių laikymosi. Jos pas man yra sukurtos metodikoje. Ir reikės atsakyti kasdienės rutinos ir reikės laikytis 2 mėnesius tų taisyklių tam, kad sugebėtumėte pakeisti neuronų tinklus, savo cheminę fabriko medžiagas ir visas kitas, kaip sakyti, visas kitas harmoninės medžiagas, nes nuo hormonų priklauso, kaip sakyti, visas šitas mūsų sveikatos ir jaunystės ir medžiagų gaminamų. Tai naujas gyvenimas. Taip, matote, kad mūsų mintis priklauso
mūsų mintis visas priklauso, mūsų mintis naujus priklauso tai, kaip mes nuo jį galvosime, taip ir sukursime savo naują gyvenimą. Mintis yra galės, jos per sąmonę susijungia su kvantinio lauko galimybėmis ir kvantinio lauko galimybės tampa mūsų gyvenimo dalimi. Kvantinis laukas, visai tai, ką mes šiandien sukūrėme, yra iš jo ir paimta mūsų mintimis. Mes tą darome, bet nesuprantame to pačio proceso. Todėl tos privalomos taisyklės daro mus kitokius, priverčia mus dvasiškai tobulėti, pažinti save. Kas yra tos taisyklės? Tai yra sugebėjimas atsisakyti išorinių nereikalingų dalykų, turėti savo grafiką, turėti, bet medituoti, jausti, dėkoti. Meditacijos metu jausti, kad turi tai, ką nori. Tai čia tokios, kaip sakyti, jau žinomas taisyklės, bet jų yra dar daugiau, bet reikia viską pamatuoti. Tam, kad nuėję pusę kelio, jūs nesugrįžtumėte atgal, nusivylę savo pasiekimais. Aklas bėgimas nutrūksta ir labiau supranti primygtinį kvietimą dvasiniai kūrybai, nes sunkios mokymosi praktikos nieko nepasieksi. Reikia visada suprasti, kad perspėti save apie iliuzijas, į kurias gali pasiterti, jeigu apgautas protas irgi trukdo intelektas dvasiniam vystymuisi. Jisai skirtas fiziniam pasauliu pratauti, nes tai yra tai yra kairiojo pusrutulio sąmoningas protas, kaip reikia gyventi žemėje, o dešinysis pusrutulis tai yra susiejimas su kūryba, su visata ir su dvasios kanalu. Dar žmogui pasiduoda, nežinomas, ką daryti, nes jam nepavyksta ego spaudimo išlaikyti. O jo labiau spręsti sielos problemas, jei nesugebėsite pasinerti nustatytų laikų meditaciją. Todėl, kad silpnas yra jūsų vidinis pasiryžimas, disciplina. Ir visą tai reikia mažai žingsneliais mokytis. Pirmoje mano knygoje tokie daugiau, kaip sakyti, pažintinė, kad žmonės suprastų dėsnius, kas vyksta, visą kitą. Antroje knygoje jau bus parašyta apie tai, kokie mechanizmai veikia viduj, kaip tai veikia, kodėl šitie dėsniai keičia mūsų gyvenimą ir ką reikia daryti, kad nepasinaudojus navigacinę sistemą pasiekti savo tikslą. Ir perplaukti pokyčių kitą krantą ten, kur mūsų tai yra geresnė versija. Bet šitoje vietoje jau reikės tinkamas pagalbos ir jo nepasiseks jums to įveikti. Aš jau tą išbandžiau, dėl to, kada jau antrąją knygą parašius pradėsime įgyvendinti, keisti savo gyvenimą praktiškai. Man reikės jau imtis trenerio, to mokytojo vaidmens ir palaikyti, vesti visus, kad eitų ten, kur kas nori ką pasiekti, kitos vietos. Taigi tokia transformacija gali užtekti kelių mėnesių, jeigu yra teisinga metodika, kuri pas mane sukurta, yra unikali, nėra jos nei vakarų pasaulyje,
Ir jeigu tuo labiau jas laikytis, tai tada žmogus jaučiasi užtikrintai ir nustoja blaškytis. Nes jeigu žmogus jums blaškytis nežinioje, depresija jį pasieks, todėl išlaikyti visą kelią, išlikti 100% ramiai ir laimingai, pasiekti tikslą, reikalinga jo mokytojo pastovi priežiūra ir trenerio buvimas šalia. Anksčiau galvoju, kad užteks tik taip parašyti tą metodiką, bet pasirodo dabar nereikia ir padėti žmogui kiekvien, taip kaip ir sporto salėje, kai keliasi kiekvieną dieną padeda auginti raumenį, taip reikia auginti jums naują gyvenimą, savo sielos raumenis. Kai minsite ego paslaptis ir jo kuriamas visas problemas, tai bus didžiulė sėkmė ir jei pavyks visą, kas ten sukrauta, sudeginti su meilės spinduliais. Tam dar vyksta transformacija. Atminkite, kad ego tas visas paslaptis, tai skliautai, tai požemis, kuriame įkalinta siela ir siela bandys vis tiek ištrūkti, norėsite jūs pats. Arba jinai pati save išvaduos. O ego rafinuoto gudrumo galima pavydėti, jei jis paveikia jūsų sąmonę ir padidina jūsų karmos naštą, tai gero iš to nebus. Ego priklauso tik tai sąmonei. O sąmonė naudoja senas mūsų programas, taip kaip iš jų gyvename. Įsitikinimus, kuriuos susikūrėme, taisyklės, kurias išmokė mūsų mokykla ir tėvai. Ir ego to sėkmingai naudojasi, nes mūsų to mokė mokykloje. Kaip gyventi teisingai, dvasiškai, darnoje sieloje mokykloje mūsų nemokė. O dabar 21 amžiuje jau reikia tą žinoti, nes žemėje vyksta transformacija, kyla, keičiasi dažniai. Reiškia, mes turime irgi keistis, jeigu mūsų dažniai atsiliks labai smarkiai nuo žemės transformacijos dažnio, tai mūsų gyvenimas bus nurašytas ir išbrauktas. Todėl vienintelis būdas laimėti kovą su ego yra pasinaudoti savo pasąmonę. Pasąmonė neskiria tikrovės nuo mūsų minčių sukurtų, kaip sakyti, fantazijų ar naujos realybės. Kai ta sukurta naujoji realybė tampa pas mus žymiai realesnė už fizinį dabartinį gyvenimą, tada per 2 mėnesius ir tas naujas mūsų fantazijos sukurtas gyvenimas tampa mūsų naujų gyvenimų. Atsiminkite, kad pakartosiu, pasąmonė neskiria tikrovės nuo mūsų fantazijų ir nuo mūsų minčių. Todėl, ką mes kartojame dažnai, jinai priima kaip tikrovę ir tą sukuria. Todėl reikia gyventi praeitimi, neleisti minčių iš praeities, nesukti galvos dėl ateities. Gyventi dabar, kad jau turiu tai, ką noriu, dėkoti. Ir po 2 mėnesių pasąmonė patikės, kad jūs jau tą turite ir tą nenori tenka iš kvantinio lauko realizuoti. Taigi, kaip mintyse mentalinių treniruočių metu, tai yra meditacijų metu, mums realesnė už dabartinę fizinę tikrovę, tada mes sukursime savo naują norimą gyvenimą ir laimėsime šią kovą, atkovosime savo proto teritoriją iš ego. Kūnas į vidinius minčių vaizdinius, besąmoningus ir nesąmoningus ketinimus reaguoja taip, kaip ir išorinė tikrovė. Mūsų tas fantazijas, kurias mes fantazuojame meditacijos metu, jisai reaguoja taip pat kaip ir tikrovėje. Bet mūsų fantazijos gamina teigiamas cheminės medžiagas, teigiamus hormonus, mes sveikstame, jaunėjame ir vyksta teigiami procesai, o
realus išorinis gyvenimas mus krauna tik tai įvairiausias kliūtis, atsakomybės, verčia mus skubėti, nervuotis ir šitoje vietoje mes gaminame stresą, medžiagas, kuris ardo mūsų organizmą. Tokiu būdu meditacijos metu, kurdami savo naują gyvenimą, mes priverčiame savo cheminę mūsų kūno mechanizmą sukurti mums tokį kūną, kokį mes norime. Dėl to turime naują gyvenimą ir naują kūną. Taigi tokia mano pirmoji paskaita jums, jei turėsite klausimų, rašykite komentaruose, atsakysiu. Tikiuosi bus dažniau mūsų susitikimų tokių gyviau aktualiomis temomis. Ir jeigu aktualius klausimus iškelsite, galėsime sėkmingai jas jums kartu išspręsti. Tai ką, mano Facebooko draugai, dėkoju, kad jūs kartu su manim nuėjote ilgą kelią. Ir tikiuosi greitai susitiksime vėl video įrašo pokalbį. Nepamirškite atkovoti savo teritoriją iš proto ir ego senų programų. Nelengvas darbas, tai kova. Bet ko nepadarysi per 2 mėnesius dėl 50 000 eurų savo banko sąskaitą, kai visiems tai įgyvendinti.